Serialas nerekomenduojamas nepilnamečiams. Serialo kūrimui priešinosi ne tik oficialūs asmenys, bet ir kriminalinio pasaulio autoritetai. Būtent todėl atrinkome tikras istorijas ir patikimus šaltinius. Eik iš čia. Stop. Jį stipriai daužė per galvą. Labai skaudėjo. Kai kvėpavau, virbas judėjo taip. Jis tvirtas vyras. Trypiau 20 kartų. Už grotų. Antroji serija. Prakaitas, sperma ir baimė. Viso pasaulio vyrų kalėjimų sietas pas kvapų mišinys. Prakaitas, sperma ir baimė. Mūsų pasaulyje didžiausia šio kvapo koncentracija aptiksite Batareinėje kalėjime, kuris savo laiku buvo pastatytas kaip jūros tvirtovė, bet tobulėjant kariniai technikai, buvo pertvarkytas į baudžiamąją įstaigą. Šios sienos daugiau nei 100 metų liudijo laisvės netekusių žmonių kančias. Nepaisant valstybinės santvarkos, čia kalindavo arba valdžiai pavojingus politinius kalinius arba negailestingus žudikus ir vagis. Archyve radome retų kadrų, kuriuose užfiksuota, kaip seni draugai prezidentas Leonardas Meris ir rašytojas Janas Krosas ėjo į minėjimo ceremoniją, tada dar veikusiame Batareinėje kalėjime. Pone Krosai, kada paskutinį kartą lankėte šiame pastate? Prieš 12 metų. Aš taip manau. Manyčiau. Rašytojui Joanui Krosui Batareinėje kalėjime teko pasėdėti prie dviejų valdžių, prie rusiškos ir vokiškos. Tačiau cituojant kitą klasiką, kurį matote ekranuose, Leonardą Merį, ne apie tai šiandien norėjom pakalbėti. Prastai vėdinamose vienutėse sanitarinės sąlygos buvo nepakeliamos. Oras nuo nuolat verdamos arbatos ir cigarečių dūmų buvo tirštas, todėl kaliniai tiesioginė prasme jautėsi kaip plekšnės rūkyklose. Banditų nuomonė, Batareinėje buvo pavojingiausia vieta, į kurią galėjai papulti. Vyro areštinėje vienas bičas labai bijojo važiuoti į Batareinę. Drebėjo, verkė, prašė sulaužyti ranką. Pasakiau, kad ištiestų ranką ir pradėjau trypti su koja. Gal 20 kartų trypiau, bet ranka nelūžo, tik ištino. Dauguma nesiryždavo čia važiuoti. Kągi aš ten veiksiu? Juk sumuš. Tikrai buvo baisu. Siuntimas į Batareinėje keldavo šiurpą, nes tai buvo klaiki vieta. Turėjo labai blogą aurą. Sugniuždydavo iškart. Kalinius kameros sėbrai palauždavo baisiau nei pati įstaiga. Kalbame apie centrinio kalėjimo kardomojo kalinimo izoliatorių. Būtent čia būdavo vežami įtariamieji įvairiais nusikaltimais. Daugumos mūsų pašnekovų kalėjimo karjera prasidėjo Batareinėje kalėjimo nepilnamečių skyriuje. Visiems naujokams būdavo surengiami sadistiški stojamieji. Vagių žargonu prirašymas. Nepilnamečiai buvo labai žiaurūs. Klausdavo, koks tavo laimingas skaičius. Kuo didesnį pasakydavai, tuo blogiau baigdavosi. Klausdavo, kas tau neša laimę, ugnis, vanduo ar... Į tos klausimus atsakyti buvo neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Jei, tarkim, laimingas skaičius 5, reikėdavo išgerti 5 litrus vandens, jei buvai paminėjęs vandenį. Jei paminėdavo ugnį, užgesindavo į tą žmogų 5 cigaretes. Neteisingas atsakymas reiškia, kad tave muš. Nusivesdavo į tamsų kampą ir pradėdavo daužyti iš visų pusių. Kaip žvejodavo. Žuvį gaudydavo tualete. Kakučius, kuriuos, žinoma, reikėdavo suvalgyti.
Prisiminimų, kuriuos netrukus išgirsite, nerekomenduojame silpnų nervų žiūrovams. Belo pasakos apie naujoko prirašymą kalėjime, kurį jam teko patirti savo kailiu. Reikėjo užrišti virvę ant savo vyriško pasididžiavimo, užsimerkti ir sėdėti ant gulto. Virvę padavė kitam, kuris taip pasėdėjo užsimerkęs, o jo virvės galas buvo mano rankose. Liepė, traukite. Traukite skaudžiau, traukite stipriau. Pasirodė, kad virvė buvo ne jo rankose, o perkišta per vamzdį ir paduota man. Kuo man labiau skauda, tuo stipriau traukiu. Po to supratau, kad jie paprasčiausiai tyčiojasi. Tiems, kurie nesuprasdavo, perpjaudavo virvę ir sakydavo, šaunuoliai, virvelė nutrūko. Nepilnamečiai kaliniai neabejotinai buvo žiaurūs. Tačiau nemažiau sadistiški prirašymai laukdavo ir pirmą kartą už grotų pakliuvusių pilnamečių. Jei kas nors ateidavo į kamerą, paklausdavo, už ką jis sėdo. Po to, kuris nors augalotas bičas turėdavo 100 kartų trenkti čia armatūra. Jei ištverdavai, galėdavai pasilikti kameroje, nereikėdavo jos tvarkyti. Esmė ta, kad naujoką reikėdavo privesti tapti tarnu, užsimti tvarkymu ir taip toliau. Reikėdavo sugebėti apsiginti ir perprasti kameros, kurioje buvo uždaryta 20 vyrų sistema. Tai psichologinis momentas. Jei tu vyras, turi su tuo susitaikyti. Nelogiška, kad stojau prieš 8 vyrus, bet ištvėriau jų smūgius, apsigyniau ir nesileidau palaužiamas. Reikėjo mokėti apsiginti. Ilgiausios muštynės buvo, kai mane pirmą kartą pervedė iš trivietės kameros. Mane perkelė į didelę kamerą, kurioje sėdėjo 8 žmonės. Nežinau, kiek tęsiasi muštynės. Neturėjau laikrodžio, bet tikrai ilgiau nei valandą. Dėl šepetėlio. Tas, kuris prieš tai valė, šepetėlį perduoda naujokui. Jei sugeba perduoti. Jei ne, toliau valo pats. Po to vėl ateina kitas. Bandoma perduoti jam. Vėl muštynės. Ten pasikeičia ir stiprus vyras. Vienoje kameroje bičas pasikorė. Virvė susisuko iš paklodės. Jis pasikorė, jį išnešė. Niekas nieko nesiaiškino. Vykdavo tokie dalykai, kad sunku buvo patikėti. Pavyzdžiui, būdavo atliekami bandymai. Po kelinto smūgio žmogus pargrius. Arba kiek druskos gali suvalgyti per kartą. Kokio karštumo vandenį išgers. Man to buvo per daug. Bet vienas negalėjau kištis. Todėl prikurdavau įvairiausių planų, kad tokie bandymai nebūtų vykdomi. Kas nors visada stovėdavo prie durų ir stebėdavo, ar neateina prižiūrėtojas. Sakydavo, baikit, eina. Tada viskas baigdavosi. Nuo daug ko tai buvom išgelbėti. Kuuleb, kas tuleb valvur või ei tule, siis annab teada, siis oli ka nii, et kuule, valvur tuleb. Lõpetati. Need on päästnud neid mehi. Svarbiausia buvo nepasiduoti.
Pasibaigus prirašymui, prasidėdavo gyvenimas kameroje, toli nuo šviesaus gyvenimo tarp šaunių bičiulių. Kameroje galiojo stipraus kumščio taisyklė. Hirmud olid kõik. Bijojo visi. Muutub nagu ta ei saa aru, Žmogus keičiasi. tegema, kus ta on. Jis ilgainiui nebesupranta, ką daro. Täielikult võimuse. Baimė užtemdydavo gebėjimą mąstyti. Arusaamatult. Žmogus įsibėgėja ir trenkėsi galva į sieną. Būdavo ir taip. Panika. Neįtikėtina baimė. Mačiau tai savo akimis. Jautei baimės kvapą? See õhkas. Jei nebūčiau patekęs į baterijinąją kalėjimo kamerą, apie tai žinočiau tik iš nuogirdų. Apie baimės kvapą baterijinąje sklido gandai. Čia tą kvapą užuosdavai realiai. Čia tvyrojo apčiuopiamas baimės jausmas. Apčiuopiamas. Hirmu taju ja tunnetus oli siin päris tuntav. Pasiruošę bet kada gintis alfa patinai gyveno nuolatinėje įtampoje, todėl visąlaik griežė dantį vienas ant kito. Per kiekvienas muštines naudodavo lazdas, jomis ir muždavo. Matai, kad kartais muždavo arba tyčiodavosi tik dėl smagumo. Just nimelt. Taip, kad prastumtų laiką. Būdavo tokių bičių, apie kuriuos sakydavo, jis negeras žmogus, su juo nebendrauja. Kai tokie pakliūdavo į kamerą, juos muždavo. Buvo toks vienas iš pernų. Aš turėjau peilį. Nusprendžiau jam parodyti. Įsitraukiau peilį, prikišau prie gerklės. Jis trūktelėjo galvą ir įsipjovė kaklą. Dėl agresyvaus gyvenimo būdo baterijinėje kalėjime kai kurie kaliniai likdavo suluošinti. Kalėjime aš nesilaikiau įstatymų ir nieko neklausiau. Po pertraukėlės sužinosime, ar šaltkalvio pravardę gavęs žmogus išties buvo medikas ar sadistas, kuriam pavyko patologiją paversti profesiją. Žiūri į žmogų ir matai, kad jis kitoks. Man tą akimirką neišmušė. Kas buvo Stukačius ir kaip jį nubaudė, jį pakorė. Už grotų. Baterijinėje su storomis baltomis sienomis nebuvo įprastas caro laikų statinys. Dvasią gniuždė visiems žinomas faktas. Į baterijinėje atveždavo nuteistuosius mirti bausmės vykdymui. Mūsų pašnekovo, prokuroro Felikso Sareveto karjeroje, buvo du tokie atvejai. Pirmasis įvyko prokuroro jaunystėje, kai jis dirbo sovietinėje sistemoje, 70-ame dešimtmetyje. Tarybiniais laikais man pasisekė dirbti su viena byla. Buvo didelė konkurencija. Aš norėjau pažiūrėti, kaip viskas vyksta. Pas mus dirbo Aliochovas iš miesto, jis prižiūrėjo baterijinėje. Jo laikai šaudydavo dažniau. Galiausiai man davė rusų kilmės Latvį. Atvažiavo du pareigūnai, ant mundurų užsimetę chalatus. Jie laikė žudiką iš abiejų pusių. Sėdėjau už stalo, paklausiau vardo. Pagal kokį straipsnį nuteistas. Patikrinau. Su nuosprendžiu. Pranešiau, kad Tarybų Latvijos prezidiumas nepatenkino jo peticijos. O tie du pareigūnai visą laiką jį laikė. Žmogus suprato, kad jį tuoj sušaudys. Ne. Visi tvirtai tikėjo, kad niekas nieko nešaudo, o išsiunčia dirbti į šachtas. Paskui jie apsisuko ir nuėjo į dušinę. Durys atsidarydavo į vidų. Ten buvo purvina. Manau, kad jis mirė, nespėja supykti ant manęs dėl to purvo.
ja siis Jie užėjo į vidų. taga ja Durys užsidarė. Makarovas paruoštas. Atsiliko 2 metrus ir iššovė iš nugaros. Nuteistasis nesuprato, kad čia buvo pasala. Passitada. Tas šūvis į pakaušį buvo paleistas pasak prokuroro žodžių tolimais 1960-aisiais. Paradoksaliai susiklošius aplinkybėms, jiems teko dalyvauti pirmame ir vieninteliame mirties nuosprendžio vykdyme Estijoje po nepriklausomybės atkūrimo, taip pat Batareinaja kalėjime. Orust oli saanud Iš orų gavome mirties nuosprendį. ja meil Estija dar nebuvo atsisakiusi mirties bausmės. surmaotsustest loobunud veel. Ja kuna tal Jis oli buvo 3 nužudęs vaikų, seal 3 taga. žmonės. Ühesõnaga tal koos Žodžiu, sõbraga ėjo läksid su ja draugu tahtis- tema ir tahtis kažkur maha gatvėje minna, kažką nužudė. tänaval kuskil mingis. Ja siis ta hakkas Pagalvojo, mõtlema, kad et draugas sõber jį võib išduos. maha müüa, tapab Nužudė sõbra, ir draugą. tapis sõbra maha. Siis hakkas mõtlema, Po to pagalvojo, aga sõbra kad puudu. draugo sužadėtinė jo pasiges. Tapan selle Nužudė ir ją. armupalvele. Prezidiumas gavo malonės prašymą. Siis oli veel president. Prezidentas buvo neišrinktas. See oli Rüütel. Merijo dar nebuvo. Rüütel jättis. Buvo Rüütelis. rahuldamata ja siis Rüütelis malonės nesuteikė. toimus teises Nuteistai reikėjo sušaudyti. uksest sisse lähme. Viskas vyko kitame pastate. Siis kohe seal ees Įėjome į vidų. oli siis Ten buvo užtvara. barjäär. Ma olin siis seal barjääri taga nagu kurjategija. Stovėjau prie tos užtvaros su baudžiamąja byla rankose. Toodi sinna, seisis seal. Kahelt poolt. Atvedė nuteistąjį. Ja siis sama Jį laikė iš abiejų šonų. Ta pati procedūra. Sutikrinau duomenis, pranešiau, kad malonės prašymas atmestas. See Oruste oli ühe. Jie nuėjo į gretimą pastatą. Aga viimane. Tai nutiko 91 arba 2. Mehed olid muutunud O administratsioon. paskutinį kartą prieš tai žmogus buvo sušaudytas 69. Paksudest põrandalaudadest lavatsi. Ja siis Pasikeitė administracija. Kažkoks kvailys patėsi ant žemės storą dangą. Pareigūnai bandė paguldyti nuteistai ant žemės. Jis be abejonės priešinosi. Žinoma, suprato, kad jį nori sušaudyti. Jis priešinosi, todėl jam smogė į galvą. Vyrai iš 2 pusių jį laikė ir spaudė kojomis. Vienas iš jų įsitraukė pistoletą ir 4 kartus iššovė į galvą. Sahmakat pähe. Buvusi jūros tvirtovė Batareinaja, stovinti Talino pakrantėje, vienareikšmiškai yra niūriausia šių laikų kalėjimas. Gynybinė tvirtovė storomis sienomis gniuždė žmonių dvasią visų santvarkų metu. Galima tik spėlioti, kiek sielvarto ir neapykantos sugėrė į save šios sienos. Terror käis. Tvyrojo amžinas teroras. Kuigi Tallinna linna. Nors Talino vykdomasis komitetas uždraudė pardavinėti rūkalus nepilnamečiams, Batareinaja kalėjime 14-mečiams būdavo parduodamos cigaretės. Nuorūkas jie gesindavo į kameros draugų nugaras. Ja need olid kohutavad, need seljad. Aga Tai buvo siaubinga, bet apie tai niekas nepasakodavo. Informacija iš vienos kameros sklisdavo į kitą, bet niekas nedrįso prasižioti, nes visi norėjo gyventi. Ten kartais ir užmuždavo. Kartą Respublikos prokuroras Karlas Ivanovičius Kimelis įsakė man išsiaiškinti, iš kur tiekiamos moteris. Uurida, kus on naised toodetud. No need, kellele raha pandi. Aš ištyriau, Ja siis ma kad 2 uurisin trečdaliai seda, moterų tuli välja, et 2/3 ateidavo naisi iš toodetud Batareinaja kalėjimo. Į pilną kamerą? Ega iga man Ne, ei lastud. ne pas visus įleisdavo, tik pas autoritetus. Olema ikkagi autoriteetne bandiit. Kõige masendavam Slogiausią įspūdį palikdavo Batareinaja durys. uks. Niimoodi seal on Ant jų buvo 2 velkės ir didžiulė spina. ja alati, kui nad seda Tas atitraukiamų velkių garsas, kai atidarydavo duris, riivides. tas trinktelėjimas. See on ikka, ta alumisele jalaga. Žemutinę velkę paspirdavo koją, o viršutinę Suur riiv, metall. didžiulę metalinę velkę atšaudavo. Ji garsiai trinktelėdavo. Sinna sisse, eks ole. Užeini į vidų. Noh,
remonti . Remonto, manau, ten apskritai niekada nedarė. ta on väga must . Kamera labai nešvari ir purvina. siuksed tarakanid . Tokie tarakonai. me ütleme ilma saba . Žiurkės be udegų. Tokios. suures kambris . Didelėje kameroje buvo 2 klozetai, väikses oli üks . o mažoje vienas. üks sõber . Įspūdis nekoks. täitsus kakrassile parasti peale . Mano draugas sėdėjo ant klozeto. Kol jis sėdėjo, iš klozeto iššoko žiurkė. Apdraskė jį nagais. no ma ei tea , ma oleks võib-olla . Jis kaip žaibas nulėkė nuo to klozeto. no see on Mane būtų ištikęs infarktas. hais . Tikras pragaras. Dvokė. Viskas dvokė. Čiužinys dvokė. Antklodė dvokė. Kojinių niekas neplaudavo. O žmonių daugybė. rohkem inimesi , eks ole . Beveik 2 kart daugiau nei vietų. nagu ette nähtud . oli kahte sorti . Buvo 2 tipo kameros. nagu 16 ir 32 vietų. osad olid 32 kohal . Aš papuoliau į 16 vietų. 16 kohal . Toje kameroje, kiek žinau, sėdėjo 28 žmonės. no, Batareinėje visada būdavo perpildyta. no kambri elu nägi niimoodi . Gyvenimas kameroje atrodė taip. kambris olime siis , me olime öösel . Pavyzdžiui, mes naktimis kameroje nemiegodavome, o dieną visi norėdavo miego. see oli Moskva korraldus . Toks buvo nurodymas iš Maskvos. Jie norėjo, kad zonoje klestėtų terorizmas. Miegodavom taip. Normalus miegodavo čia, o pabaisos ten. Kiekvienas norėjo miegoti prie lango, ant paskutinių lovų. viimaste voodite peal , noh . WC oli seal . Viską darai, kad miegotum prie kui lango. tuli uus inimene . O jei ateidavo naujokas, jį guldydavo prie tualeto, kur labiausiai dvokė. Rūkalus perdodavo per klozetą, pririšus prie virvutės. Vamzdis leisdavosi į apačią. kas oli seal nii , Ar būdavo taip, kad prižiūrėtojai prisidėdavo prie smurto? noh , ma ei ütleks seda . Nepasakyčiau. Nad Jie tik vaatasid . prižiūrėjo kalinius. no valvuritega oli selline . Prižiūrėtojų požiūris buvo toks. et igaühega . Jie ateidavo ne kaskart. inimesed . Priklausė nuo žmogaus. käidi läbi ja kus . Tačiau jie apeidavo kameras. Ir jei reikdavo ką nors atnešti, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, paslauga kainuodavo 500 kronų. Turėjai telefoną? Turėjau. Buvo 2010-ieji. O kur buvo slėptuvės? Sienose. Kiekvienoje lentynoje padarydavo. Visur. Paprastai daiktus saugodavo čiužiniuose. Jei kas nors ateidavo, slėpdavo ten. Su telefonu nebuvo paprasta. Čia nebuvo ryšio. Per langą išmesdavo anteną ir skambindavo prie lango. ja siis akna juures seal koogutasid ja helistasid , noh . kui tihti olid kambrid Ar dažnai vykdavo kratos? Mūsų kameros dažnai nekrėsdavo. Jei kameroje būdavo nuolatinės bėdos, kriminalai, kas nors patekdavo į ligoninę, tokią dažniausiai tikrindavo. siis nad vahepeal nagu neid kambreid pommitasid . Prižiūrėtojams kliūdavo nuo saugos skyriaus. Jų klausdavo, kodėl ten problemos, kodėl nežiūrite. piilusid sealt , me panime . Tada jie pradėdavo vaikščioti. ja siis nad käisid . Krate atrodydavo taip. Ateidavo mentai, atidarydavo duris, rankoje laikydavo didelį plaktuką ir pradėdavo krėsti kamerą. Visus išvarydavo į koridorių, išpurtydavo čiužinius, išversdavo daiktus. Gyvenimas purvinose, dvokiančiose ir sausakimšose batareinėje kamerose buvo žiaurus ir kupinas patyčių. Tačiau, kaip sakoma, žmogus prie visko pripranta. Laikui bėgant, gyvenimas perpildytose kamerose kaliniams imdavo atrodyti normalus. Paradoksalu, bet prie jo buvo įmanoma prisitaikyti. ega see Reikėdavo būti su grupe. olid nagu rühmad , grupid , et Išlikti kartu. ja mis nagu õhkas sellest läbi oli Ir visi ieškodavo progos pabėgti. võimaluse otsimine . Žiūrėk. Lipa per tvorą. Aš tik žiūrėjau. see oli nagu väga Buvo labai svarbu asmeniškai viską apgalvoti. seisukohast , et läbi müüri Buvo daug kalbų.
juba õõnestatud. Buvo daug bandymų, Aga see bet nepavyko niekam. Išgirsite apie pabėgimą, atskleidusi purvinas baterijinėje kalėjimo paslaptis. Pandi meie kambrisse Į mūsų kamerą įkėlė žmogų, ei läinud kohtusse mitte kuris kelis kart neatėjo teismą. väike asi. Buvo kažkokia nerimta byla už smulkę vagystę. Olgu pähe, et teeme nii, et mina lähen kohtusse. Pakalbėjom, sakau, aš nueisiu į teismą vietoj tavęs. Õppisin Ir kogu jis elu sutiko. Pähe. No, mida oli vaja. Išmokau jo biografiją, žinojau viską, ką reikėjo. Panen tema riided selga, sest et Atėjo teismo diena. võimalikult sarnane, missugune Apsirengiau jo drabužiais, kad nors truputį būčiau panašus į nuotrauką. meelekohad paljas. Jo byloje marškiniai tie patys. Tokia pat šukuosena. Ja kutsutakse hommikul kohtusse rahvas. Ryte kviečia visus į teismą. Mane taip pat. Mitte nüüd mind, aga Na, ne mane, o jį. loen oma andmed Pasakau duomenis, ja edasi järgmisse. veda mane į kitą kamerą, kurioje surinkti žmonės. Tądien turėjo važiuoti į teismą. Pärast tollest kambrist jälle loe oma andmed. Toje kameroje vėl sutikrina duomenis, Ikka sina. žiūri nuotrauką ir klausia, ar čia Kolmas tikrai tu? peavärava juures. Praėjau ir kontrolės punktą prie 3 vartų. Ja jõusingi niimoodi. Galiausiai iš baterijinėje kalėjimo papuoliau į teismą. Ootan kohtusaali. Laukiu prie teismo salės durų, Ukse taga. su neaukšto ūgio sargybiniu. Pisikest kasvu konvoiga. Nedidukas. Jaunutis vaikinukas. Öelnud kurja sõna, ta oleks minema. Mane, kad nuteistasis ir taip važiuos namo. Bėgti nėra prasmės. Teati, et see inimene läheb nagunii välja, see kuhugi põgenema ei hakka. Staiga prie manęs prieina teisėjas Ja ühtäkki ir klausia vardo. minu juurde, küsib Pasakau. nime. Ma ütlen nime. Jis dar kartą klausia. Ne. Küsib uuesti. O koks tavo vardas? Sinu nimi kuidas on? Pakartoju tą patį vardą. Ma kordan jälle sama nime. No olgu, O jis sako, mine siis. gerai, važiuok atgal pas tą žmogų. Viidi tagasi, Mane parvežė atgal, aga mitte enam kambrisse. bet ne į kamerą. Tühi kamber. Nuvedė į tuščią kamerą. Visatakse sinna. Nežinau, kiek laiko laukiau. Ma ei tea, palju ma seal ootasin. Gal valandą, gal 2. Võib-olla tund, võib-olla 2. Ajataju ei Buvau praradęs laiko nuovoką. Tuldi Na ir atėjo. paar 2 korrapidajat. budintys ir 1 operatyvininkas. Ja kolmekesi sain. Visi 3 gerai man įkrėtė. Luid ei muutu. Kaulų nesulaužė, Aga noh, kõik kohad sellest. bet skaudėjo viską. Sel momendil tundus nagu Tada mõistlik. atrodė suprantama, kad suklydau. Nende ees Turiu atsėdėti karceryje. pean istuma kartsas. Siis sain aru, Bet paskui supratau, kad mane į karcerį išsiuntė tam, kaoksid ära. kad neliktų mėlynių, Kui kol galėsiu susisiekti su žurnalistais ar prokuratūra. Ja nii Iš pradžių davė 15 parų. oli vabanemise. Jos baigėsi. Atvedė gydytoją. Jis apžiūrėjo visą kūną. Rado mėlynių. Skyrė dar 10 dienų. Po 10 dienų vėl pasikartojo tas pats. Rado sumušimo pėdsakų ant kūno, mėlynų, geltonų žymių. Pridėjo dar 5 paras. O po to 3. Kai žymių nebeliko, leido grįžti pas kitus. Ar ilgai tave mušė? No, ma ei oska ajaliselt Negaliu pasakyti, bet jie pailsėdavo ir pradėdavo iš naujo. Üles ronima põrandalt. Vėl ir vėl raičiausi ant žemės. Oli talvine aeg. Välisseina ääres. Buvo žiema, Põrand oli nagunii. sienos ir grindis buvo drėgnos, Jää. apledėjusios. Madrats anti ainult ööseks. Dieną gultus pakeldavo, nuleisdavo tik prieš naktį. Siis seina külge kinni. Dienomis sėdėdavo ant suolo, ant grindų nesisėsi, nes juk šalta. Päev otsa siin pingi peal. Štai taip. Põrandal istuda ei saanud. Oli külm.
Po pertraukos sužinosime, kokią kainą reikėjo sumokėti už tai, kad bent akimirką ištrūktum iš baimės atmosferos batarinėje kalėjime. Pirmą kartą gyvenime taip skaudėjo. Kai kvėpavau, virbas judėjo taip. Plautyje. Kas buvo gydytojas, gavęs šaltkalvio pravardę? Medikas ar sadistas, kuriam savo patologiją pavyko paversti profesiją? Žiūri į žmogų ir matai, kad jis kitoks. Üldjuhul ma Ta akimirka taip ir netėjo. see moment ei tulnud. Kas tas Tukašius ir kaip jį nubaudė? noh, seda ta Jį pakorė. Už grotų. Gyvenimas purvinose sausakimšose batarinėje kamerose buvo žiaurus ir pavojingas, bet kaip sakoma, žmogus prie visko pripranta. üle ühe päeva Vieną dieną sai tüki gaudavau tik duonos gabalėlį ir vandens, suppi, kitas sriubos arba košės. pudar, noh, supp see oli. Sriuboje plaukiojo pamėlusios bulvės, mėsos nebuvo. Mingit maitset. Skonį lyg ir turėjo, bet iš esmės ten buvo vanduo. Võis leida ussikesi. Košėje būdavo kirmelių. Toiduained mustalt tehtud, Buvo drėgna. aga Maisto produktai pašvingdavo. Viskas paruošta purve, bet žmogus prie visko pripranta. Velo papasakos dar vieną neįtikimą istoriją. Kas buvo Tukašius ir kaip jį nubaudė. kui kõik jäled olid kadunud, Kai dingo žymės ant kūno, grįžau į kamerą. ainult kambrisse jõudsid Buvo tokia tvarka, kad sugrįžus į kamerą reikėjo pasimti savo čiužinį. hetkeks oli kõik Tada jau buvo aišku, kad kažkas iš kameros perdavė informaciją mentams. mentidele. Ja jõudsin Spėjau pasakyti, kad ieškotų kameroje Tukašiaus, kuris mane įdavė. kes mind maha müüs. Kõik olid nõutud, Visi pasimetė. kellele Vieną, kuriam mano žodžiai nepatiko, hinge pasmerkė mirčiai, surma mõistetu. o vakare jį pakorė. õhtul inimesi järjest pooma, keda tema arvas, et kes võis olla, kes käisid Jis pradėjo vardinti. Kas ryte ėjo pas gydytoją, kokkusaamisel. kas ėjo į pasimatymą po to, kai mane išvežė į teismą. Ja nii ta leidiski ühe üles, kes tunnistas Ir jie surado žmogų, tema. kuris prisipažino Seda įskundęs. ta jäigi pooma. Jį ir pakorė. Vėl. kogu aeg tuleb. Visą laiką už grotų. Ką darysim? Stumk dėžę. Stumk. Prižiūrėtojau. Prižiūrėtojau. Čionai po velnių. Suprantama, kad batarinėje kalėjimo kamerose karaliavo baimės atmosfera, palauždavusi ir stiprių vyrų psichiką. Savo nuostabai kaliniai suprato, kad nuo pavojingos atmosferos kameroje galima atsikvėpti patekus į ligoninę. haiglas sai, ma mäletan, Ligoninėje gavau batono, piima sai pool pusę litro pieno. Haigla oli nagu siuke koht, kus Ligoninėje problemų probleeme nekildavo. ei tekitata haigla. Et mujal kambrites Kameroje nuolatinė įtampa, raspidi aidata igasugused probleemid. o ligoninėje tu ramus. Tegelikult see oli ka niimoodi, oleneb mis seltskond. Viskas priklausė nuo kompanijos. Čia, žinoma, irgi galėjo sumušti. Kuna käereis on kasutada ja Kiekvieną progą galima buvo pasinaudoti. sisse, see oli juba võtnud nii palju Jaugo kairės kojos nagas. võimalus Reikalai prastėjo. Pirštas ištino. Pasinaudojau progą patekti į ligoninę. Ligoninėje viskas buvo kitaip. Priėjau prie šitos kėdės. Gydytojas liepė sėstis. Atsisėdau ant kėdės. Apatinę kūno dalį pakėlė. Koją padėjo ant armatūros, priveržė. Atlošą nuleido. Prisegė antrą diržą ant rankų.
Kojos priekyje. Laukiau, kol suleis vaistus. Nelabai patogu. Paskui pamačiau, kad gydytojas jau laiko žnyples ir suka nagą. Trūktelėjo, nagas liko jo rankose. Aš buvau nepasiruošęs skausmui. Laukiau švirkšto bakstelėjimo. Pajutau tvinksinti, draskantį skausmą. See moment ei tulnud, ootasin süsti. Tas skausmas vis stiprėjo ir stiprėjo. Atrodė, kad koja nupjovė iki kelio. Atrodė, kad ją atidarė kaip konservų dėžutę. Ilma tunnistuseta kambrisse jõusin, mul oli pilt taskus. Čia buvo operacija. Joje taip pat pabuvojau. 2000-aisiais. Man buvo nupjauti 4 pirštai. Oma 4 sõrme peaaegu otsast. Viršutiniai nareliai. Toodi siia. Su tokia rimta trauma atvežė čia. Buvo viena labai gera chirurgė, Galina. Kes 4 tunni jooksul. Ji per 4 valandas kažkaip surinko ranką. Aga Buvo ir kitas chirurgas. hüüdnimega Pravardė Šaltkalvis, Kulikovas. Kulikov, kes oli. Jis buvo labai žiaurus. Ja kui ta sai aru, et inimesed. Jeigu suprasdavo, kad žmogus susižalojo pats, Kas ta oli ennast lõiganud. susipjaustė, Mõne oraga prasidūrė plauti, midagi endal mädanema pannud. leido žaizdai supuliuoti. Tegi küll operatsiooni ära. Jį žinoma operuodavo, bet be nuskausminimo. narkoosita. Mul oli ka üks käega. Galiu papasakoti vieną istoriją, Operatsiooni kaip tas Šaltkalvis operavo man ranką, lukseb. Aga ma bet man pavyko įrodyti, kad parkritau ir rankos pats nežalojo, Ma ei ole ise. nors taip ir buvo. Kuigi ma lasin. Paprasčiausiai tada reikėjo patekti į ligoninę. Lihtsalt oli vaja tol momendil korraks haiglasse pääseda. Panin käe 2 kruusi peale. Padėjau ranką ant 2 varžtų ir trinktelėjau metaliniu vamzdžiu. Stipriau nei norėjai. Ma soovisin. Taip, maniau liks įbrėžimas ar nedidelė skylutė, bet susilaužiau kaulą Löök oli natuke. per stipriai. siia ma sattusin esimest korda 94 aastat. Pirmą kartą čia patekau 94-aisiais. Tada mane nuvežė į Mardų kalėjimą. Mõtlesin, et haigla oleks vaja tulla, aga eelnevalt, kes seal istunud. Ten stigo maisto. Nusprendžiau pakliūti į ligoninę. Siis vooditi küll. Man sakė, kad nebus lengva. Voodid meil olid siuksed nagu. Lovos buvo gultų tipo, iš apačios spyruoklės, o pagrindas padarytas iš storų metalinių virbų. Pulgad olid siuksed paksud. Murdsime selle Ištraukiau. nende kiviplaadi peale. Išgalandau ant Tervitasin ära akmens. selle. Man patarė sutrenkti plautį. Nii. Siis võtsin riided seljast ära. Padėjau virbą už nugaros, Kopsu peale. o bičas man spyrė taip, kad virbas perėjo kiaurai. Vend lõi mulle saapaga sisse selle. Ja alguse, Po to pagalvojau, kad gyvenime dar taip neskaudėjo. Elu sees oleks löönud, nii valus oli, kui hingasin, siis Kai kvėpavau, virba sukiojosi taip, kopsus sees. plautyje. Ja siis toodi mind siia erakorraliselt. Mane čia atvežė operatyvininkų mašina. Istuma siia, vaatas korra Jis mane pasodino. pažiūrėjo, ištraukė, viskas gerai. Patepė zelionką, užklijavo pleistrą ir pasakė pasiimkit. Būdavo taip, kad kas nors persipjaudavo venas arba susižeisdavo, kad patektų į ligoninę. Arba susikydavo su patsanais arba mentais. Žaizdas užsiūdavo, bet nuskausminamųjų neduodavo. Paprasčiausiai imdavo siūlą, adatą ir siūdavo. Mano broli čia siuvo. Praėjo daug laiko, bet prisimenu viską. Arst oli hea. Gydytojas buvo geras, bet žiaurus. Tehtud sõrmedele. Kai prisiuvo pirštus, pasodino mane čia į kamerą. Edasi paranema. Et olla. Tam, kad sveikčiau su gydytojo priežiūra, Kuni. kol galėsiu grįžti į zoną. Saatmiseni. Säilinud. Nuo tų laikų liko kelios lovos, spintelės, Tumbad. o čia buvo Voodid. 8 lovos. Kord juba haiglasendi Tarp 4 sienų uždaryti išradingi kaliniai prisigalvodavo ko nors naujo.
olin kirjavahetuses siin Susirašinėjau su merginomis. naisega. Meie kirju Laiškus nešiodavo medicinos seserys. tõed, kes Jos perdodavo vaistus iš vienos kameros į kitą. kolmandasse, neljandasse haigetele. Juba jõudis Galiausiai ta moteris panoro susitikti. Aš irgi buvau ne prieš. Hakkasin mõtlema, Pradėjau aiškintis, kaip tą padaryti Batarynaje kalėjime. Naised käisid ühes ja samas Vyrai ir moterys eidavo į tą pačią pirtį, bet skirtingų laikų. Saunas oli ripplagi ja Iš pradžių vyrai, vėliau moteris. oli suur konkslaes, mis kunagi Pirtyje buvo pakabinamos lubos, o jose kabliai, ant kurių senovėje ką nors kabindavo. Need peidan ennast sinna Pasislėpiau virš lubų. kui sauna lähme. Visi išėjo iš pirties, Teised tulevad saunast o aš pasilikau laukti ma moterų. jään sinna nii kauaks, kuni tulevad naised. Ruoždamasi supjaušiau savo čiužinį. Lõhkusin oma madratsi, õmblesin Iš jo pasiuvau žmogaus formos baidyklę, topise. prikimšau vatos Enam-vähem inimese kujuga. ir paguldžiau ant lovos. Toppisin vatti täis ja panin Atrodė kaip miegantis žmogus, justkui magava inimese. o pats turėjau gulėti ant lubų, kol ateis moteris. Jäi veel nii palju riiet alles, et ma sain endale köie punuda. Pakabinamos lubos buvo labai aukštos. Man padėjo ten užsikabaroti, Mugavalt ripub bet lubos nukrito. ripplae peal naiste tulekuni. See ripplagi oli nii kõrgel, kuigi teised aitasid mind sinna üles. Ta reikalą reikėjo užbaigti. Ja jäi ära. On ju vaja see üritus kuidagi Šone lõpuni viia. stovėjo spintos, Sinna kõrval olid kur valytojos laikydavo kibirus, kus koristajad hoidsid oma Skudurus, harju. Sulgesin ennast šepečius. kappi. Hoidsin küüntega ust seestpoolt kinni. Užsidariau vienoje spintoje, užrėmiau duris iš vidaus, Üles bet mane rado. Batarynaje kalėjime sėdėjo ir nuteistosios moteris. Kameroje buvo 8 vietos. Aš buvau pavojinga nusikaltėlė. Nebuvau verta pasitikėjimo, todėl spėjau, šalia visada būdavo kalinė, perdodavosi viską, ką aš kalbėdavau. Kogu aeg koos istus põhiajal. Oli mõeldud selleks, et ta kannab ette, mis ma räägin.